Sveiki, Žiburio žinių žiūrovai, su jumis sveikinasi mūsų nuostabieji vedėjai Gabrielė ir Rokas. Šią savaitę mūsų mokykloje vyko akcija Nerūkau ir savęs nežudau. Taigi pažiūrėkime reportažą apie tai. Sveiki, su jumis Licija ir laida Ekspertas. Praėjusią savaitę mūsų mokykloje vyko akcija Nerūkau, savęs nežudau. Taigi paklauskime mokytojų ir mokinių, ką jie mano apie šią akciją. Praeitą savaitę mūsų mokykloje vyko akcija Nerūkau, savęs nežudau ir žinau, jog jūs prisidėjote šią akciją organizuojant. Gal galite atsakyti, ar pasiteisino šią akciją? Tokio tikslo nebuvom išsikėlę. Aiškaus, kaip pasakyti, kad ar tai pasiteisins ar ne, to iš karto neplanavom ir nežinom dabar turbūt. Bet mes tiesiog norėjom atkreipti visų dėmesį. Negalvojom taip, kad po tos akcijos visi nustos rūkyti. Bet šiek tiek sukrėtimas buvo. Kapinės tą dieną tikrai buvo, gal ne dieną, gal tą savaitę buvo švarios, ramios. Tai jau šioks tos rezultatas. Galbūt kažkas ir pagalvojo, susimastė, gal mažiau rūko. Kaip manote, reikėtų šią akciją ar toliau tęsti? Manau, kad kažką panašaus reikėtų ir tikriausiai taip ir darysim. Panelės, ką manote apie praėjusią savaitę vykusią akciją Nerūkau, savęs nežudau? Nežinau. Manau, kad labai naudinga akcija. Aš tai nemanau. Kodėl ne? Nu gerai, bet nieks nepažiūrėjo po ilgosios pertraukos, nepatikrino, kas grįžo pavalgę, kas rūkė. Tikrai buvo daug. Reikėjo gal biškai taip atsakingiau, nes išleidau, nors iš tikrųjų nejau pavalgyti, o O tai kokių jūs pasiūlymų turit, kaip patobulinti šią akciją? Ai, dėl manęs tai gali kiekvieną dieną užraginti, tiesiog turės ir viskas. Šį griežčiau kažkokiu daugiau, nežinau, taisyklių įves, nežinau net. Mokytoja, ką manote apie praėjusią savaitę vykusią akciją Nerūkau, savęs nežudau? Buvo labai įdomu žiūrėti, kad mokytojai labai aktyviai stebėjo mokinius, kur jie eina pertraukų metu ir ką jie daro. Kadangi mano klasėje rūkančių nėra, 12 klasėje nėra rūkančių, tai man lyg ir neaktualu buvo. O Artūras pabėgo. Mano nuomonė, šitą akciją gal nesustabdytų to. Praėjo vieną dieną ir vėl vaikai jau rūkyti. O ką manai reikėtų daryti, kad tai pasiteisintų? Žinokit, nežinau, nesustabdys, jeigu pats žmogus to nenori. Koks klausimas buvo? Ką manai apie praėjusią savaitę vykusią akciją? Tai buvo gerai, bet manau reikia ilgiau tokių dalykų padaryti, nes viskas, ta prasme, jie vanėjo, dabar vėl eina ir panašiai. Šiaip visai gera akcija, sakyčiau, kadangi pats nerūkau, tai manau to tik geriau, kad kapinėse nebuvo kurią nors vieną dieną žmonių daug, kurie rūko. Pritariu. Vaikinai, ar rūko? Rūkom. Nerūkom. Nerūkom. Ir aš nerūkau. O ką manote apie praėjusią savaitę vykusią akciją? Labai puikiai, norėčiau, kad dažniau mūsų užrakytų ir niekur neišleistų. Man patinka būti užrakytiems. Mes konclagerį mėgstam. Manot, kad reiktų kartuoti šią akciją? Manome kiekvieną dieną. Taip, kiekvieną dieną. Ne. Pauliau, ar rūkai? Ne. Ir ką manai apie praėjusią savaitę vykusią akciją? Nesąmonį. Merginos, ar rūkot? Ne. Ir ką manat apie praėjusią savaitę vykusią akciją? Aš tai manau, kad labai gerai dėl to, nes neišėjo vaikai, aišku, jie išėjo ten į valgyklą, bet šiaip gerai, nes vis mažiau rūkė tose kapinėse ir neskendo dūmuose kapinės. Tai manot, kad reikėtų šią akciją kartot? Gal taip? Ne. Ar rūkot? Ne. 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 Mokytoja, kokie atgarsiai apie praėjusią savaitę vykusią akciją Nerūkau, savęs nežudau? Atgarsiai turbūt dvejopi. Dalis mokinių, tų mokinių, kurie rūko, kurie be šitos ydos jau neįsivaizduoja savo gyvenimo, tikriausiai buvo nepatenkinti. Bet, iš tiesų, ne jie sudaro pagrindinę mūsų mokyklos dalį. Ir kiti mokiniai buvo akcija labai patenkinti
ir dėkoju. Aš taip pat buvau atėjusi į mokinių seimą. Mokinių seimas irgi pritarė šiai akcijai ir nuspręsta buvo tokias akcijas ateityje kartoti vienokią ar kitokią formą. Iš tiesų, mokykla nėra ta vieta, kurioje būtų ugdomi štai tokie mokinių gebėjimai ir įgūdžiai rūkyti ir save žudyti. Sakau jai, nerūkykit daugiau. Nerūkykit gimnazistai, gana jau užtenka, pasaugokit savo sveikatą ir neterškit aplinkos. Nu, Gabrielė, bet kaip tu stilingai nešioji uniformą? Taip, kaip ir tu, Rokai, į tave. Taip, o dabar pažiūrėkim, kaip stilingai derina savo uniformą mūsų gimnazijos mokiniai. Sveiki, mėlyjei Žiburio gimnazijos stilingiausi mokiniai. Iš tikrųjų, pasaulyje vyksta New Yorko madų savaitės, Milano madų savaitės, Lietuvoje visokios Statkevičiaus kolekcijų pristatymai, mados infekcijos, bet žinokit, nieks neprilygs renginiui ir akcijai, kuris šiandien vyksta pas mus gimnazijoje, kur gimnazijos mokinių seimas ir žinoma aš rinksime patį šauniausią gimnazistą, kuris uniformą pritaiko prie savo nuostabaus išskirtinio stiliuko. Tad pasižiūrim, kaip čia kas vyksta. Ir štai ateina mūsų naujasis modelis. Rokai, labas. Taip, Kaip laikaisi? Nuostabiai. O tai kas nutiko? Nusibodo jau. Nesvarbu, kas vyksta gyvenime, svarbu gerai atrodyti. Šiandien gerai atrodai. Papasakok, kaip šiandien priderinai uniformą prie savo kasdieninio stiliuko. Net nežinau, įvyko toks perversmas šiandien ryte. Nusprendžiau, kad gal jau reiktų. Tai pribrendo per visą savaitę, gal jau reiktų uniformą užsidėti. Aš pastebėdavau, kad tu nenešioji uniformos. O tai kodėl nenešiodavai? Ar čia jau tipo kažkoks tai toks pasipriešinimas, ar tiesiog nesugalvojai, kaip priderinti savo drabužius? Šiandien nusistatymas iš tikrųjų labai taupau švarkelį, nes dar jo reikės kitiems metams. Goda. Iš tikrųjų esi viena pirmųjų mūsų madiščių konkursančių, bet papasakok, kaip pasirinkai taip skaityk pilną uniformą dėvėti su tokiu atveriančia palaidine? Aš pagalvojau, kad visai būtų įdomi detalė, kažką tokio šiuolaikiško, kas dabar labai madinga, su nuogais pečiais. Tai ir priderinau taip. O ar manai, kad į mokyklą taip tinka eiti apsirengus? Manau, kad gali ir galima. Čia iš tikrųjų nėra labai jau atvira, tai manau, kad visai ir galima. Iš tikrųjų labai šaunu priderinai uniformą prie savo tokio išskirtinio stiliuko. Bet, pavyzdžiui, kokius galėtum duoti patarimus kitiems gimnazistams, kad jie taip pat stengtųsi priderinti uniformą prie savo kasdienės išvaizdos? Aš manau, kad reikia nebijoti eksperimentuoti įvairias derinius uniformus ir manau, kad tikrai reikėtų nešioti uniformą ir tiesiog dėvėti. Štai matome dar vieną labai stilingą gimnazistę, kuri iš tikrųjų netgi, kaip suprantu, čia pati siuvosi tokį aksesuarą. Papasakok plačiau. Kai buvo pirmokė, tokia buvo Vaiva Nuklytė, gal žinot? Mes žinom, Vaiva linkėjimai. Tai va čia iš jos. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, ne tik sijonas, bet ir kažkoks aksesuaras, tiesiog taip stilingai atrodai. Dar vienas pliusas - šviesi palaidinė. Iš tikrųjų, taip, daugelis pas mus gimnazijos merginų ties sarafanais, liemenim, švarkais nešioja juodas palaidinės, o iš tikrųjų reikia daugiau šviesos ir štai imkit visos mūsų gimnazistės pavyzdį iš šios šauniosios miglės. Štai mes sutikome mūsų gimnazijos Saulę, mūsų gimnazijos Seimo prezidentę ir tikriausiai vieną svarbiausių gimnazisčių Liuciją. Ir šiandien tarsi gėlių vaikas, tarsi iš 80-ųjų atklydusi dvasia. Kaip taip ir kodėl taip nuostabiai? Todėl, kad mano draugai nuostabus ir padovanojo man šį vainikėlį, nes nori, kad aš visada šviesčiau kaip saulytė ir visada stilingai atrodyčiau. Aš iš karto pamačiau Livetą ir iš karto pamačiau jos nuostabų vėrinį. Papasakok mums apie jį. Šitą vėrinį man padarė mano mama.
ir įvairių metalinių detalių. Ir čia yra ąžuolas, stiprybės simbolis. Be uniformos iš karto bėga. O kur jūsų uniforma? Aš iš tikrųjų taip ir galvojau, mėlyje Žiburio žinių žiūrovai, kad jums kils toks klausimas. Iš tikrųjų, aš galvojau apsirengti tikrai ekstravagantiškai šiandien, bet, na, žinot, aš jau ir taip esu viena stilingiausių Žiburio gimnazijos mokinių, tad aš noriu... Mūsų viena gimnazijos ikonėlių trečiokė Gabrielė. Pasižiūrėkit. Paprastai, bet neprastai, ane? Taip, būtent. Visus modelius, kurie šiandien mums gražiai pozavo ir rodė savo stilių, mes nufotografavome, tad sekite žinias gimnazijos grupėje, nes bus paskelbti šauniausi ir stilingiausi gimnazistai, kurie laimės tam tikrus prizus. Na, o šiandien aš su jumis atsisveikinu, linkiu, kad gimnazijoje būtumėte labai stilingi, madingi ir laimingi. Tikiuosi, po šios gražios akcijos mūsų gimnazistai bus tiesiog įkvėpti nešioti mūsų gimnazijos nuostabią uniformą. Pažiūrėsim. Antradienį mūsų gimnazistai žaidė prieš Druskininkų komandą, taigi pažiūrėkim, kaip jiems sekėsi. Visiems reikia pasakyti. Sveiki visi, čia Kamilė ir Gerda ir rubrika Žiburio sportas. Šiandieną mes lankomės Prienų sporto arenoje. Už mūsų galite matyti žaidžiančius Prienų Žiburio gimnazijos bei Druskininkų komandų narius. Dabar mes juos palaikome, o vėliau mes juos pakalbinsime. Kaip sekėsi šiandien jums žaisti? Rezultatas parodė. Tai kaip jūs taip vienu tašku sugebėjote pralaimėti? Labai prastas pataikymas buvo mūsų, varžovai gerai pataikė. Nežinau, tiek ir tai reikėjo. O kaip patys susidomėjo čia krepšiniu? Nuo mažens, nežinau, tėvų įtaka. O tu? Draugas atsivedė į treniruotės ir žaidžiau. Draugas tai Gerai žaidė. Kas yra jūsų komandos kapitonas? Mes neturim kapitono. O kodėl neturim? Klaidas. Tikrai? Jo, koregavau. O kaip tave išrinko tada? Pats įsirinkau save. Tai tu sakai, kad tu esi geriausias žaidėjas? Jo. Tikrai? Jo. Visada pataikai iš tritaškio zonos? Jo, dabar nepataikė. Iškart gavom varžybą. Klaidukas norėjau įmest, bet neįmetė. Kuo skiriasi centras nuo žaidėjo? Žaidėjas valdo kamuolį aikšteliai, koreguoja visą aikštelį žaidimą. O pats kas esi? Žaidėjas. O tu? Centras. Kadangi jūs laimėjot prieš Prienų Žiburio gimnaziją, ar dabar esate labai laimingi? Nu, laimingi esam, bet šitą pergalę dar nieko nereiškia. Ačiū. Šitą pergalę dar nieko nereiškia, lauksime Prienų namuose atvykstant. Kas yra jūsų komandos kapitonas? Komandos kapitonas yra 6 numeris Deimantas Vailinis, kuris laikau žyda komandą ir padeda siekti pergalių mums. Kiek kartų įmetė į krepšį šiandieną? Neskaičiavau, žinokit. Pristatykite komandą, su kuria šiandieną žaidėte. Žiburio komanda dalyvauja Kauno krepšinio lygos organizuojamuose Basket Youth 2016 metų taurėje. Žaidžiame Dzūkijos pogrupėje. Vienos varžybos namuose, kitos išvykoje. Čia buvo Druskininkų Ryto gimnazija, laukia dar Lazdijų gimnazija ir Putinų gimnazija iš Alytaus. Vienos varžybos namuose, kitos išvykoje. Pirmos varžybos, blynas prisvilęs, patys matėt, šansų turėjom, buvo +4, liko -1. Kokios priežastys lėmė, kad jūs pralaimėjote?
Negaliu tiksliai vardyti. Baudų pataikymas, nežinau, 30%, tritaškių metėm gal 20 daugiau, pataikėm 5. Ar labai pykstate ant savo komandos, kad jinai pralaimėjo? Koks čia pyktis? Džiaugtis reikia, ateina vyrai, žaidžia, ateina žiūrovų, 1000 beveik susirinko, matyt kiek? Labai daug. Tai va, labai daug, labai daug. Taigi, trenerė, aš jums linkiu kitose varžybose laimėti ir tikėkimės, kad jūsų komanda susikaups. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Deja, mūsų žiburiečiams nepasisekė, bet mes tikimės, kad jiems puikiai pasiseks kitą kartą. Pažiūrėkime, gal mūsų Gerda yra taiklesnė nei žiburio komanda. Bus tų pergalių, tikiuosi kitą kartą labiau pasiseks. Tikėkimės. Na, dabar pereikime prie linksmesnės dalies. Vietoj komercinių pasiūlymų sveikinimas. Taigi, mėly 10-tokai, sveikiname jūs pagaliau pasakius viešasias kalbas. Su jumis buvo Žiburio žinios. Sakau, jei nerūkykit daugiau. Kur kokių nesąmonų paskiau, gimnazistai, dabar jau. Man čia reikia kažką ten. Mėlieji gimnazistai, dėvėkite uniformas. Ir ką man toliau sakyti? Noriu pagirti ir mūsų nuostabųjį operatorių, nes jis irgi su uniforma, taip kad linkėjimai jam. Gerai, biški žemiau paleisk. Sveiki visi, čia Kamilė ir Gerda ir rubrika Žiburio sportas. Šiandieną mes lankomės Prienų